Thank you, Chairman. Mes svarstome labai svarbų dokumentą, kuris turėtų padėti reformuoti Europos statistikos sistemą. Ir aš norėčiau pažymėti, kaip ir mano kolegos, kad mūsų parlamento pranešėjas, statistikos reformų darbo grupė, tarybos, pirmininkaujančios šalies bei komisijos specialistai labai kruopščiai ruošė šį dokumentą. Tai puikus mūsų bendro darbo pavyzdys. Pastarosiomis dienomis prislėgti įvairių problemų mes kartais daugiau, gal kartais kaltinam vienas kitą, bet jeigu mes visi kartu dirbame, tai rezultatas iš tiesų geras. Ir ALDE grupė pritarė teikiamam pasiūlymui ir tikisi, kad jis išdėstys mūsų nuostatas statistikos srityje. Visų pirma, kad statistika turi būti patikima, apsaugota nuo įvairių interesų grupių įtakos. Dabar vis dar kyla abejonių, ypač dėl valstybės finansų statistikos kokybės. Yra problemų dėl konfidencialumo, kalbant apie finansų rinkų statistiką, ir čia dar reikia dirbti kartu su Europos centriniu banku. Statistikos duomenų kokybė priklauso ne tik nuo specializuotų institucijų darbo kokybės, bet ir nuo naudojimų metodikų, kurių ruošime norėtume, kad aktyviau dalyvautų akademinės institucijos. Reikia, kad statistinių duomenų rinkimas būtų organizuotas efektyviau, naudojantis jau esamais valstybės registrų duomenimis, taikant apibendrintus metodus ir tuo būdu sumažinant administracinę statistinių ataskaitų naštą verslui. Šioje srityje iš tiesų daug nepanaudotų rezervų. Ekonomikos ir socialinė raida šiuolaikiniame pasaulyje yra dinamiška, todėl reikėtų operatyvesnių statistinių duomenų pateikimo, kad sprendimai galėtų būti priimami greičiau. Tikimės, kad statistikos reforma padės įspręsti ir šią problemą. Europinės statistikos programos yra finansuojamos iš ES biudžeto. Norėtųsi tikėti, kad pateikti pasiūlymai padės geriau koordinuoti šias programas ir tuo būdu leis efektyviau naudoti bendrijos lėšas. Dėkui.